Labas ir sveiki atvykę į naująjį vlogą. Šiandien rytas toks truputį skubingas, tiksliau dabar skubingas, nes šiandien kursų diena. Aš lankau kursus kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą. Ir atsikėliau šiaip normaliai 6, kad turėčiau laiko savo rytinėms procedūrams, rytiniams ritualams. Bet po to viską pasidariau ir užsidėjau prie telefono. Užsidėjau prie telefono, praskrolinau Instagramą. Dabar žiūriu visokius reelsus apie sportą ir net, motyvuojuosi. Tai ir suskrolinau telefoną ir žiūriu, kad jau laikas išeiti. Tikliau ne laikas išeiti, bet reikia dar pavedžioti. Reikia greit susiruošti ir šiaip iš tikrųjų yra to laiko ir viską spėju, bet aš turiu tokį, laiko anxiety, kur jeigu kažką turiu padaryti, ten ruošiesi labai iš anksto ir labai sunku išlikti ramiai, kur aš dažniausiai atsikeliu žymiai anksčiau arba susiruošiu žymiai anksčiau negu reikia iki kažkurio tai laiko, bet vis tiek sėdžiu ir nervuojuosi, kad aš nespėsiu. Tai šitą, sunku šitą perėti dėl laiko šitą visą, ne laiko planavimą, aš nežinau kaip čia pavadinti. Tiesiog kvaila galva, kur nesuvokia, kad turi dar to laiko. Tai žodžiu, skubam greitai į lauką ir važiuojam į kursus. Beje, po kursų sugalvojau, kad noriu varyti į baseiną, pagulėti burbulinį vonioj, pasimaudyti. Tai va, jau po kursų galvoju dabar iš tikrųjų nueiti į baseiną, sugalvojau. Kaip tik tam pačiam pastate, tai bus labai patogu. Įsidėjau ir maudymuką ir visą kitą, tai bus tokia pasilepinimo biškį spa. Dar vis rytas, pufetė, nežinau kaip pavadinti. Žinau, kad jau po baseinu, kaip seniai man to reikėjo. Tokia, aš tai tikiu tą vandens gale ir kad vanduo nuplauna ir išplauna iš mūsų kažką neįgiamą ar kažko nereikalingo, nes šiaip aš tai nesu jokia ten nei žuvis, nei vandenis pagal horoskopus, aš labiau žemė arba oras, bet vanduo tai yra kažkas magiško. Ir papuoliau iš tikrųjų į pensininkų valandą. Nes iš tikrųjų atėjau, tai buvo prieš 12. Tai susirinkę visi pensininkai ir senimas. Bet iš tikrųjų kas faina, kad tie pensininkai tai ne tik, kad burbuliuoja burbuliniai toj vonioj, bet ir plaukioja. Ir plaukioja netgi tais takeliais pirmyn atgal, tai labai pagirtina. Ir šiaip aš jau esu minėjus, kad norvegai labai aktyvūs ir, būna šiaip lauke, bėgioja, vaikšto į žygius, labai daug ir šiaip vaikščioja ir taip pat žiemą yra ir slidės, ir lygumų, ir tos nuo kalnų. Tai iš tikrųjų jie labai aktyvūs, labai sportuoja. Ir tas matosi iš tikrųjų. Čia ta gyvenimo trukmė yra ilgesnė ir tie norvegai labiau aktyvesni ir judresni, vėlesniam amžiui taip pat. Tu gali čia pamatyti ir virš 80 ir 90 metų žmonių, kurie eina labai normaliai, važinėja mašinom, vairuoja, vaikšto. Atsimenu, buvom sutikę net 93 metų moterį, kuri
kurie lipo į kalnus. Ir ten stačiai. Tai, wow. Ir iš tikrųjų, su kuriuo ir pas mūsų darbą ateina daug vyresnių. Ir žiūrint pagal tą amžių, tai tiesiog pavydėtina. Tai iš tikrųjų reikia būti fiziškai aktyviems ir stengtis dėl savo sveikatos ir savo ateities. Tai va, dėjau tokią prakalbą iš po baseino ir išsižiūrėjusi visus. O dabar iš tikrųjų labai noriu valgyti, nes jau yra po 1, o aš tik su pusryčiais, kurias valgiau 7:30 gal. Tai kažką reiks pasidaryti, kaip jūs valgyti. Taip, tai noriu daryti advento kalendorių šiandienos, tai yra 7 diena. Ir šiandienos žinutė for a purified skin. Ir ką čia turim? Ir čia yra nosies stripsas. Jo, ir čia gaunasi, kaip čia, viena kaukė ant nosies su juodanglim naikinti inkštiram. Nesu labai sužavėta šitą dovaną, bet, išmėginsim, išmėginsim. O Rėjus dabar saldžiai miega, tai dėl to jo kalendoriaus kol kas nedarysim. Nes Rėjus va čia va. Kur tu? Ai, po pagalvinę. Įlindęs šiltai savo snaudžia. Tai išėjom pasivaikščioti surėjom pasivaikščiojimą numeris 2 per dieną. Oi, nesimato. Aš sakau, čia rodau 2, jeigu ką. Tai jo, jau sutemo yra po 4, ne? 4:30. Tai, ką mes dar sugalvojom? Tai praeitą dieną, kai Edgaras darė plovą, buvo žiauriai skanus. Vėl žiauriai. Aš nežinau. Man atrodo, čia yra mūsų kažkoksai, aš taip vadinu mūsų kartos, aš nežinau. Nes aš atsimenu, kai buvau, jaunesnė gerokai, kažkoks atėjo va tas priežodis žiauriai. Ir atsimenu, kad tėvai labai juokdavosi iš to, oi, pas jūs viskas žiauriai. Taip, jeigu žiauriai, tai turbūt blogai, o mes viską vadinom, kad tai yra gerai. Ir viskas buvo žiauriai. Ir man atrodo, tas priežodis taip prilipo, kad ir kiek čia va, jau man 30 metų vis tiek dar žiauriai viskas. Žodžiu, girdėsit viską, kad viskas žiauru. Pas mano gyvenime viskas žiauru. Ai, tiek apie plovą. Tai jo, buvo labai skanus tas plovas, kur Edgaras darė tada. Ir kadangi mes jį suvalgėm per 2 dienas, davai pasidarom dar kartą. Tai va, čia grįšim, atsišildę mėsos ir darysim tą plovą. Aš jau padėsiu biškį labiau plovą daryti, ne? Išmokysi plovą daryti. Galime vis laik kažko mokytis, tai mokinsimės darytis plovą.